Tą rakorto žinutę jums, mėlieji mano, ir žiūrim šiandien. O jūs ieškot kontakto, galbūt jūs ieškot žmogaus, galbūt jūs ieškot darbo naują, nes pagal kortas matyti, kad vis dėlto jūs ieškot kontakto. Jūs bandot kažkur užsikabinti, taip, už virvutės patraukti ir tikitės, kad gausit to, ko norite. Jūs, kaip atrodytų, ieškot savo tinkamą darbą arba renkatės kokią sritį, taip, gyvenimą pasirinkti, kad užsidirbti joje ir pinigėlių, taip, ir būti laimingai toje veikloje. Galbūt jūs ieškote savo mylimo draugą arba ieškot to žmogaus, kuris dabar paliko jūs ir toli nuo jūsų randasi, bet labai panašu, kad jūs ieškot, jūs bandot ieškoti to kontakto. Ar jums pasiseks tą kontaktą atrasti ir galbūt netgi grąžinti, taip, tą žmogų atgal. Ir ar verta jį grąžinti? Ne visada juk reikia grąžinti žmogų, ne visada. Ar sutinkat jūs su tuo? Tai rašykit man asmeninę žinutę arba užsukit ir mano puslapį elana.lt ir užsisakykit savo norimą dėlionę. O kita korta sako, kad tavo galvoje dabar tiek daug minčių. Ir tos mintis antiek įvairios, jų labai daug. Pilna galva minčių. Čia žinai, ta istorija, kai tu nuo ryto iki vakaro, iki vėlaus vakaro, gilaus vakaro galvoji tik apie šitą žmogų. Kaip atrodytų, arba tai yra tie žmonės, taip, kažkokia galbūt moteris, galbūt tai yra draugas, labai panašu, kad tai yra galbūt netgi moteris, apie kurią tu galvoji, galbūt tu vis svarstai, kodėl ji tau nėra tokia gera, ką tu tokią padarei, kad ta moteris taip elgėsi su tavimi. Labai toks įdomios tokios mintis, gilios pas tave eina ir pastovi, nuo ryto iki vėlaus vakaro sukasi, tu gali pavargti, žinok, nuo tų minčių, ar žinojai tai. Ir nori sužinoti, kaip išeiti iš šito užburtą rato savo gyvenime, rašyk man asmeninę žinutę arba užsuk į mano puslapį elana.lt ir užsisakyk savo norimą dėlionę. Tu kai praradai, atrodytų dangaus palaimą. Tu jautiesi, kad tave nuskriaudė, kad tu likai viena, kad tu neverta tokio elgesio, kaip su tavim dabar pasielgia. O tu tikėjaisi, kad viskas bus gerai. Žinai, kaip būna